Jau kurį laiką, aš galbūt paskui rezumuosiu trumpai pats save rusiškai, gerai, bus sutaupysim laiko. Tai brendo laikas jau seniai antifašistinio komiteto, nes Lietuvoje istorijos falsifikavimas, nacistinių kolaborantų reabilitacija ir garbinimas jau priejo tą ribą, kai mums reikia šitą žingsnį iš tikrųjų daryti. Mes matome, kad Mes žinome, kad ir apie tai šiandien buvo kalbėta, nemaža dalis pokarinio pogrindžio Lietuvoje, vadinamųjų partizanų, labai nemaža dalis buvo pradėta rengti dar karo metais, 43 metais, kai Vokietija suprato, kad jinai pralaimėjo karą ir Himlerio įsakymu Vokietijoje buvo pradėtos rengti diversinės grupės prieš ateinančią tarybinę raudonąją armiją. Ir štai brandolį šito judėjimo antitarybinio, vadinamųjų partizanų, dėja, bet sudarė būtent tie kolaborantai nacistų, kurie susitepė iki alkūnių savo rankas krauju ir kurie neturėjo kur dingti, todėl jie turėjo eiti į miškus. Vėliau prie jų prisijungė dalis suklaidintų, inteligentų kaimo mokytojų, bet jie buvo labai nedidelė dalis ir jie buvo suklaidinti tos propagandos. Tai štai, kai matai, kad tokiem žmonėm statomi paminklai, kad jiems statomi filmai, tiem žmonėm, kurie pokaryje žudė ištisas šeimas, nuo kūdikio iki senelio, tai tikrai kyla noras tam dalykui pasipriešinti. Be to, kai tu matai, kad kyla istorijos falsifikacija, kad supainiojamas aukos su budeliais, kad svastika reabilituojama, tai be abejo, kad tu supranti, kad toks komitetas turi būti sukurtas. Я вкратце на литовском рассказал, что в Литве комитет, антифашистский комитет уже давно созревал, и у нас не так сложная ситуация, как в Эстонии и в Латвии, где есть СС-легионы, но зато у нас идет фальсификация истории, у нас идет героизация коллаборационистов, которых называют сейчас нацистских коллаборационистов, которые сейчас называют партизанами, идет реабилитация свастики. Именно поэтому мы хотим создать такой комитет. Ir aš džiaugiuosi, kad įvyko Kijeve praėjusiu metu birželį, 22 birželio, įvyko steigiamasis susirinkimas organizacijos, tarptautinės organizacijos, pasaulis be nacizmo. Tai yra įvairiausių tokių antifašistinių komitetų iš Europos ir pasaulio susibūrimas į vieną vietą ir pasivadino šitą organizaciją Pasaulis be nacizmo. Tai yra tarptautinis žmogaus teisių judėjimas, faktiškai tarptautinis antifašistinis komitetas. Ten man teko garbė atstovauti Lietuvą, išrinko į prezidiumą ir darbas vyksta. Ir kilo mintis pagal analogą Pasaulis be нацизма įkurti комитета антифашистный Литва без нацизма. Я сказал только что по аналогу мира без нацизма мы решили в Литве создать и Литву без нацизма как литовское отделение этой организации. Ir šiandien aš galvoju, kad mūsų pasveikins pasaulio be nacizmo atstovai, jų čia yra keletas, mes galėsim jų išklausyti, o paskui visi norintys galės pakelt rankas arba užsirašyti į šitą komitetą, bent jau aš irgi keletą pavardžių pasiūlysiu, jeigu nesupyksit, į tos iniciatyvinės grupės narius. Ir tada po konferencijos kitą savaitę galės iniciatyvinė grupė susirinkti ir jau kalbėti apie konkrečius savo darbus. И я сказал, что сегодня представляют мир без нацизма несколько людей, которым мы сейчас предоставим слово для приветствия. Первый из них будет Андрей Заренков. Андрей, пожалуйста, подходите. И сегодня будет создана именно организационный комитет, инициативная группа вот этого нашего Литвы без нацизма, которая уже потом, в которую могут вписаться любой здесь присутствующий, и который уже на следующей неделе или очень быстро соберется для практичных дел.